I want to greet you all. Noriu jūs visus pasveikinti. I wish you a very happy Christmas. Palinkėti jums laimingų kalėdų. And we pray that the coming year will be greatly blessed of God. Ir meldžiame, kad ateinantys metai būtų didžiai palaiminti mūsų Dievo. And for all of us, we believe it will be a better year. Ir aš manau, mes visi tikimės, kad tie metai bus geresni metai. And it's quite interesting because you have invited me here. Ir labai įdomu, jūs mane pakvietėt. And I thank you for the invitation. Ir aš esu dėkingas už šį kvietimą. And you want me to share something of 60 years of ministry. Ir jūs norit, kad aš jums pasidalinsiu kažkuo iš 60 metų tarnystės. No. I have to assure you that I've only just begun my ministry. Iš tiesų, aš noriu jūs patikinti, kad savo tarnystę aš tik pradedu. No, we go in phases. You remember Moses? Ir žinot, būna tie etapai, pamenat Mozės istoriją. You've heard of Moses? Ar girdėjot apie Mozę? Well, for 40 years he lived in a king's palace. 40 metų jis pragyveno karaliaus rūmuose, For the next 40 years he lived as a shepherd. o kitus 40 metų gyveno kaip piemuo. He didn't begin his ministry until he was 80. Ir savo tarnystės nepradėjo, kol nesulaukė 80. So I'm expecting some few years and then you'll begin your ministry. Ir aš tikiuosi dar porą metų ir pradėsim mūsų tarnystę. But then, of course, he began the work for God for 40 years. Ir po to jisai pradėjo tarnauti viešpačiui dar 40 metų. I was just 40 years old when I was arrested and put in a communist prison. Ir man buvo 40 metų, kai aš buvau areštuotas, suimtas ir patalpintas į kalėjimą. I've had another 40 years since. Ir po to praėjo dar 40 metų. Now I'm beginning my ministry Ir dabar aš jau pradedu savo tarnystę. for the next 40 years. Ateinančius 40 metų. And some people think that I've only been preaching the gospel for 60 years. Kai kurie žmonės mano, kad aš evangeliją skelbiu viso labo 60 metų. You're wrong. Jūs klystat. I've been actually preaching the gospel for about 69 years. Iš tiesų, jau evangeliją skelbiu apie 69 metus. You think that's almost impossible, but I'm only, 35 years old. Ir jūs galbūt manot, kad tai neįmanoma, man visgi viso labo kokie 45 ir panašiai. There's a reason for saying that, but I'll tell you that later. Bet, aišku, priežastis yra tam, kodėl aš tai sakau, bet apie tai vėliau. Let me start by reading to you one of the most important verses in the Bible. Ir leiskite man pradėti perskaičius vieną svarbiausių Biblijos eilučių. And if you really want to understand the secret, Ir jeigu iš tiesų jūs norite suprasti paslaptį, the key to ministry, tarnystės esmę, people are always asking, well, what's the secret of power? nes iš tiesų žmonės klausia, tai kamegi slypi ta jėga? How do we get the anointing? Kaip mes gauname patepimą? What is the secret? Kame tas paslaptis? Well, I'm going to try and bring you about 13 different points. Ir aš galiu jums pateikti galbūt 11 jų skirtingų punktų. It's all right, my flight doesn't go home till 7 o'clock tomorrow Ir nieko night. tokio, nes mano skrydis bus tik tai rytoj vakare 7 valandą, tai galėčiau kalbėti tiek. No, don't worry. Bet nepergyvenkite. My interpreter is told to stop at a certain time. Mano vertėjai pasakyta baigti tam tikrų metų. And when she stops translating, I Ir kai jau finish. suprasiu, kad jinai tyli, reiškia, mano laikas pasibaigė. No, I'm going to read to you from the letter of Paul to the Italians. Taigi aš jums perskaitysiu eilutę iš Pauliaus laiško italiečiams. A serious letter from a Jew to the Gentiles. Rimta žydo laišką pagonims. And I find this quite important because a lot of my ministry at the moment is in Israel. Ir man tai atrodo labai svarbu, nes mano dalis tarnystės vyksta Izraelyje. And so I'm looking to a Jew to tell us how to preach the gospel. Ir aš iš tiesų žvelgiu į žydą, kad jisai man parodytų, kaip skelbti evangeliją. And
in it's Romans 1, verse 16. Taigi laiškas romiečiams, 1 skyrius, 16 eilutė. Paul says this. Paulius ten rašo, He says, I'm not ashamed of the gospel of Christ. aš nesigėdiju Evangelijos, Because, and I'm going to give you a literal translation. ir ten toliau yra rašoma, nes, ir aš noriu jums pateikti pažodinį vertimą. Look, he's speaking as an apostle. Jisai kalba kaip apaštalas He's speaking as an evangelist. ir kaip evangelistas. And he says, I'm not ashamed of the gospel. Ir jisai sako, aš nesigėdiju Evangelijos. Why? Kodėl? Because it is in the gospel is the power of God. Nes Dievo jėga yra Evangelijoje. And when I'm asked to talk to pastors, Ir kai manęs prašo kalbėti pastoriams, I begin here. aš pradedu nuo čia. Because if you want to know the power and the authority behind my ministry, Nes jeigu jūs norite sužinoti, kokiagi jėga ir valdžia slypi už mano tarnystės, this is it. tai viskas štai tame. In fact, I was almost going to say, I'll say this and then I can sit down. Iš tiesų aš maniau, aš pasakysiu, va šitą ir aš prisėsiu. Because what Paul says is this. Nes ką Paulius mums perteikė čia? He says the power of God is in the gospel. Dievo jėga yra Evangelijoje, Because it's the power of God for salvation nes tai Dievo jėga išgelbėjimui to all who will believe it. visiems, kurie patikės. To the Jew first, Pirmiausia žydams, then to the Gentile. po to pagonims. So if you understand that this to me is the real key. Ir jūs turėtumėte suprasti, man tai yra tas pagrindinis dalykas. I began evangelizing when I was only 13 years old. 13. 13. Ir aš pradėjau Evangeliją skelbti, kai man buvo 13 metų. You should start before that, but I waited till I was 13. Aš galėjau pradėti prieš, bet aš laukiu šito amžiaus. And the key is this. Ir esmė slypi tame, From the earliest days of my Christian experience, nuo mano ankstyvųjų krikščionybės dienų, I was only saved aš buvau for išgelbėtas one reason. dėl vienos priežasties. Why do we come into the kingdom? Nes kodėl mes patenkame į Dievo karalystę? Not out of a selfish motive. Ne dėl kažkokių savanaudiškų motyvų. Too many people, they're saying, oh, it's what I receive. Daugelis žmonių, per daug žmonių sako, o štai ką aš gavau. It's not what I receive, it's what I give. Bet iš tiesų esmė ne tame, ką aš priėmiau, bet tai, ką aš atiduodu. Do you understand? Ar suprantate tai? And if this salvation was real to me as a boy, Jeigu man, kaip berniukui, tas išgelbėjimas buvo realus, how old was Jesus when he started his ministry? kiek metų buvo Jėzui, kai jisai pradėjo tarnystę? Well, if you were a theologian, Ir jeigu tu esi teologas, you'll say that he began his ministry when he was 30. galbūt sakysi, kad jisai savo tarnystę pradėjo, kai jisai buvo 30. He was an evangelist for 3 years, 3 metus jisai buvo evangelistas and then he died. ir po to jis mirė. But I would put a slightly different picture on it. O aš visai kitaip pažvelgčiau į tai. Jesus began his ministry when he was 12. Jėzus savo tarnystę pradėjo, kai jam buvo 12. Where was he? Kur jisai buvo? He was in the temple. Jisai buvo šventikloj. And his parents had gone up to Jerusalem for the feast. Jo tėvai keliavo į Jeruzalę tą šventę. They were halfway home before they found this boy of theirs was missing. Ir jau buvo po keliui į namus pusiaukeliai, kai jie pamatė, kad to berniuko nėra. And they went to look for him. Ir jie grįžo atgal ieškodami, Where was this 12-year-old boy? kurgi tas 12-metis berniukas. In the temple, Ir šventikloje preaching and witnessing jisai buvo ten pamokslavo, skelbė to the theologians. teologams ten susirinkusiems. Well, that's what I find in my Bible. Bent jau aš tai skaitau mano Biblijoje. You see, there's a key to this. Ir tame yra vienas dalykas. And I want to try and show you something of Ir aš this. noriu pabandyti parodyti jums. And so I actually began
preaching the gospel when I was 13. Taigi iš esmės aš pradėjau skelbti Evangeliją, kai man buvo 13. I was converted when I was 8, Kai aš buvau 8, aš įtikėjau. baptized in water when I was 12, Kai man buvo 12, buvau pakrikštytas vandenyje. and not long after began Ir preaching. netrukus po to aš pradėjau pamokslauti. I was a boy in school, Aš buvau berniukas mokykloje and there were 600 boys in my school. ir mano mokykloje buvo 600 berniukų. Out of them, virtually all of them were unbelievers. Ir iš esmės visi jie buvo netikintis. I suppose I had an audience of 598. Taigi, manau, ten turėjo būti 598 ar 9. I'll tell you, I preached with more fire and enthusiasm in those days. Ir žinot, aš su didžiuliu užsidegimu ir entuziazmu skelbiau. I used to preach hellfire in the Ir aš playground. tada skelbiau, galim sakyti, šaukiu, kad yra pragaro ugnis. And I can remember telling the boys, I can see myself now standing at the playground Ir aš galiu prisiminti save stovintį žaidimo aikštelėje. and telling the boys, if you don't repent, you go to hell. Ir sakau tiems berniukams, jeigu jūs net gailausit, jūs eisit į pragarą. But isn't that the truth? Bet argi tokia tiesa? Is that the truth? Ar tai tiesa? Ar tokią tiesą turim Are skelbti? you afraid to tell people the truth? Ar tu bijai pasakyti žmonėms tiesą? And when we came to the religious education class, Ir kai jau pas mus buvo tikybos pamoka, my teacher was what we would call a modernist. He didn't believe the Bible. ir mokytas iš tiesų jisai buvo šiuolaikinis žmogus ir jisai netikėjo Bibliją. I'm sorry to say, like a lot of preachers in England, Ir aš dėja turiu pasakyti, kaip ir dauguma pamokslininkų Anglijoje, so many of them don't even believe the Bible. daugelis iš jų net ir netiki Bibliją. And so every time he stood up, this teacher stood up, Ir kiekvieną kartą, kai tas mokytas pakildavo when he said that the Bible wasn't true, ir sakydavo, kad Biblija netiesa, I would prove that it was. aš pasakydavau priešingai. If he said miracles didn't happen, Jeigu jis sako, stebuklai nevyko, I proved that they did. aš įrodau, kad kitaip buvo, kad jie And vyko. I spent the whole of 1 year Ir aš praleidau 1 metus, simply every week when we had the religious lesson, kiekvieną savaitę, kuomet pas mus būdavo tikybos pamoka, I preached Christ. aš skelbiau Kristų. Now, the boys enjoyed it, and the class boy, Ir aišku, klasiokams tai patiko, because the whole lesson was an argument between me and the preacher nes and visą the pamoką teacher. praeidavau kaip ginčas tarp dėstytojo ir manęs, mokytojo ir manęs. And he would throw things at me Ir jisai vis sakydavo tam tikrus dalykus. if I didn't know the answer. Ir jeigu aš nežinodavau Go home, atsakymą, Dad, aš grįžtu namo give me the answer. ir sakau, tėti, suteik man atsakymą. My father was a great preacher, Ir mano tėtis, jisai buvo puikus pamokslininkas. general superintendent of the Pentecostal churches. Ir jisai buvo Sekmininkų bažnyčios generalinis superintendentas. He'd give me the answer. Jisai patikdavo man atsakymą. Next week, I was back. Taigi grįžtu į klasę kitą savaitę Please, sir, I have the answer. ir sakau, pas mane jau yra atsakymas. And so week after week, this was the battle. Ir toks mūšis vyko savaitę po savaitės. At the end of that year, Ir tų metų pabaigoje the master gave his life to Christ, mokytojas atidavė savo gyvenimą Kristui. and he's... No, don't applaud. Nereikia ploti. This is what you should all be doing. Tai turėtų būti tai, ką kiekvienas iš jūsų darote. Come on, I'm expecting you to Aš do this. tikiuosi, kad jūs tą patį darote. So the master gave his life to Christ, Taigi mokytojas jisai atiduoda savo gyvenimą Kristui and instead of arguing, ir vietoj ginčių let's set up a Bible study class prasideda pas mus Biblijos studijos and a prayer meeting in the school. ir maldos susitikimai mokykloje. Now, I never called the boys in my class to repent. Ir aš savo berniukų klasėje, tai yra klasiokų, niekada nekviečiau atgailai. I sure preached hellfire every week. Aišku, apie pragaro ugnį kiekvieną savaitę skelbiau, But I'll tell you what happened. bet galiu pasakyti, kas vyko. I found out years later, 2 of those boys also became preachers of the gospel. Ir po poros metų aš sužinojau ir vėliau sužinojau, kad 2 iš klasiokų tapo taip pat tais, kurie skelbė Evangeliją.
You arba see, mokslininkais. this is what it's about. Ir va tame slypi ta esmė. It's the life. Tai gyvenimas. Is it real or isn't it real? Arba tai tikra, arba ne. Come on, to me it's real. Ir man tai yra tikra. Jesus is real. Jėzus yra He's gyvas, alive. jis yra The tikras. Bible is a living book. Ir It's Biblija not yra history, it's gyva not knyga. theology. Tai ne teologija, tai ne istorija. Okay, I'm a doctor of theology. Taip, aš esu teologijos daktaras. That's only just to baffle everybody. Bet tai dar vienas dalykas. No, this is a living book. Ne tai yra gyva This knyga. is how we live. Tai yra tai, This kaip is mes how we gyvenam. preach. This Tai is kaip mes life. This is power. pamokslaujam. Oh, I'm sorry. Come on, this you've got to get that. Amen. If you don't believe it, don't preach it. Jeigu netiki tuo, ką pamokslauji. Did you hear me? Sorry. Did you hear me? Ar girdėjai mane? If you don't believe it, don't preach it. Jeigu netiki, tai ir nepamokslauk. No, I'm sorry, but Atsiprašau, I'm going to tell you the truth. bet aš jums kalbėsiu tiesą. I don't care if you never invite me back to Man Lithuania. visai nesvarbu, jeigu po to į Lietuvą sugrįžti I'm nebepakviesit. sorry, I believe in the truth. Atsiprašau, aš tikiu tiesą. And we've got to get the truth of the Word of Ir God. mes turime turėti Dievo žodžio tiesą. Let me just tell you simply Ir aš noriu jums paprastai pasakyti, how God led me. kaip Dievas vedė mane. Yeah, I started preaching when I was 13. Taigi, kaip minėjau, pradėjau pamokslauti, būdamas I was 13. preaching in the school, Pamokslavau mokykloje, preaching in the open air. bet kur atviroje erdvėje. After church on Sunday. Ir bažnyčioje po sekmadienis, po bažnyčios. The sinners weren't in the church. Nusidėliai nebuvo bažnyčioje. The sinners are out there. Bažnyčioje nebuvo jų. So we used to go out where the sinners were Todėl mums reikėjo eiti ten, kur nusidėliai. and talk about Jesus. Ir jiems kalbėti apie Jėzų. And you know, the amazing thing is this. Ir nuostabus dalykas yra toks. It was only last year, Tik praeitais metais. and think how old I am. Ir jau įvertintai, kokio amžiaus aš esu. A man, I was back preaching in London. Aš kai pamokslavau Londone, That's where I was born. aš ten gimiau. And a man came up to me Prieina žmogus prie manęs. and he said, you didn't see me, Ir jisai sako, manęs tu nematei, but when you were that 13-year-old, bet kai buvai tu 13 metų, I used to listen to you talking in the street. aš girdėjau, kaip tu kalbėjai gatvėse. And I just didn't believe anything you said. Ir aš netikėjau nieko, ką tu kalbėjai. But he said, now I found Christ. Bet dabar aš suradau Kristų, Because what you said nes tai, kad tu touched my kalbėjai, heart palėtė mano širdį. until I found the Ir truth. tada aš pažinau tiesą. It might have taken many years, Gal prireiks daugelio metų. but the Word of God Dievo žodis says, cast your bread on the waters, sako, mesk duoną ant vandens and it will return to you after many days. ir po daugelio dienų sugrįž pas tave. You see, that's the gospel. Ir tai yra Evangelija. I became a pastor. Aš tapau pastoriumi I was always rebellious. ir aš buvau vis laik maištininkas. I'm rebellious now. Ir dabar esu maištininkas. Ask my staff. Paklauskit mano darbuotojų. I was rebellious all my life. Taigi visą gyvenimą buvau toks maištininkas. Why? Because you can't Kodėl? stick with tradition. Nes negali įsikabinti tradicijos. And the challenge is this: do you obey men or do you obey God? O iššūkis tame, ar tu paklusi žmogui, ar tu paklusi Dievui. The Bible teaches us Ir Biblija mus mokina, we obey God, mes not men. paklūstame Dievui, ne žmogui. So, yes, I said to my father, Taigi aš savo tėčiui sakiau, I've got to be an evangelist. aš turiu būti evangelistas. My father said, you can't be an evangelist. Ir tėtis sako, negali būti He evangelistu, said, you've got to go to Bible college. nes tau reikia baigti Biblijos mokyklą. I said, I don't want to go to Bible Aš college. sakau, aš nenorėjau stoti į Biblijos mokyklą. I'm already preaching. Aš jau Why pamokslauju. can't I just go on? Kodėl aš negaliu toliau tęsti? He says, nobody will pay you. Sako, tau nieks nemokės. Eventually, they persuaded me that I had to go to Bible school. Ir galiausiai įtikino mane, kad turiu stoti į Biblijos mokyklą. But I was so rebellious. Bet aš buvau toks maištininkas.
in the Bible school. Biblijos mokykloje. Because why should I just sit there studying Kodėl aš turėčiau tiesiog sėdėti ir studijuoti, when people are going to hell? kai ten žmonės žūsta? No, but you see, this is the basic truth. Nes tai yra ta pagrindinė tiesa. People who die without Christ. Žmonės be Kristaus, jie žūsta. When you die, Ir kada jūs when your mirsite, family die, kai šeima when your mirs, neighbors die, kada jūsų kaimynai mirs, they either go up there arba jie keliaus ten, or they go down ar there. keliaus ten. But look, this is the first basics I learned as a Christian. Bet kurgi šios pagrindus kaip krikščionis aš išmokau? Why did I get converted when I was 8? Kodėl aš atgimiau, kai buvau 8? Why? Kodėl? Why? Kodėl? I'll tell you. Pasakysiu. I was with my father in a convention, Aš buvau su tėčiu suvažiavime and there were 2 preachers. ir ten buvo keletas My pamokslininkų. father was one, Vienas iš jų buvo mano the other was tėtis, a young evangelist. o kitas buvo jaunas evangelistas. And it appears that my brother and I put our hands up Ir pasirodo, kad aš ir mano brolis mes pakėlėme rankas, to receive Christ. kad priimtume Kristų. And so that night, Ir tą vakarą, just before we went to sleep, prieš miegą, my father said to my older brother, mano tėtis jisai kreipėsi į vyresnį brolį, "You want to receive Christ?" ar nori priimti Kristų. He said yes. Jisai sako taip, My father talked to him, mano tėtis pasikalba su juo, prayed with him, pasimeldžia su juo and my brother received Christ. ir mano brolis priima Kristų. My father turned to me, Mano tėtis atsigrėžė į mane, "Now it's you." o kaip su I tavimi? said, "No, it isn't." Ar tu priėmėjai Kristų? Ir sakau, ne. He said, "Do you want to receive Christ?" Ar tu nori priimti Kristų? I said, "No." Sakau, ne. I said, "No, Aš sakau, ne. I'm not ready. Aš nepasiruošęs. I'm only 8." Man tik 8. And so I went to bed. Taigi aš nuėjau miegoti, But you know, I couldn't sleep. bet žinot, negalėjau užmigti. Why couldn't I sleep? Kodėlgi aš negalėjau užmigti? Because I knew Nes that aš if I died, žinojau, jeigu aš mirsiu, or if the Lord came back, ar viešpats sugrįž, and I mean, he could have come any minute. nes jisai gali grįžti bet kurią minutę, Well, that's what I believe. bent jau aš He tuo can come tikiu. any minute. Jisai gali pasirodyti bet kurią minutę. Excuse me, that's what my Bible says. Atsiprašau, iš tiesų tai Biblija, mano Biblija tai byloja. And so I couldn't sleep. Taigi negalėjau užmigti. Why? Kodėl? If the Lord came, Jeigu viešpats būtų or if I pasirodęs, died, arba jeigu aš I was mirčiau, going to hell. aš keliaučiau į pragarą. And my brother, O mano brolis, and mama, and papa, mama ir go to tėtis, be with jie Jesus, bus su Jėzumi, and I'm alone o down there aš in hell. vienintelis ten pragare. I couldn't sleep. Negalėjau miegoti. I was under such conviction. Ir aš buvau po tokiu pakaltinimu, I got out of bed. aš pakilau iš I lovos, knelt down. I atsiklaupiau cried out, "Oh ir God, šaukiau viešpatį, I got to do something. turiu daryti kažką, Oh God, just forgive me. Dieve atleisk man, Save me. išgelbėk mane. Lord, I want this. I want this Jesus." Ir viešpatį, aš noriu šio Jėzaus. That night I received Jesus. Ir tą vakarą aš priėmiau Jėzų. I got back into bed, Aš atsiguliau į lovą slept ir beautifully, miegojau nuostabiai. woke up the next morning, Kitą rytą pabudau, drew back the curtains. atskleidžiau užuolaidas. Everything had changed. Viskas buvo pasikeitę. I looked outside. Aš pažvelgiau į lauką. This is England. Tai Anglija. The sun was actually shining Ir- in England. Ten, Anglijoje, saulė netgi išties švietė. Wasn't raining. Nelyjo. And I looked at the trees. Aš pažvelgiau į medžius. I'd never seen them so beautiful. Aš niekada anksčiau nepastebėjau, kad jie tokie gražūs. I heard birds singing. Aš girdėjau paukščius I čiulbančius. never knew birds could sing like that. Ir aš net nesusimaščiau ir negirdėjau, kad paukščiai gali taip gražiai čiulbėti. And I discovered while I'd been asleep, Ir aš supratau, kad kol aš the miegojau, whole world had changed. visas pasaulis pasikeitė. Well, it was a little while before I found the truth. Aišku, tai buvo jau prieš tai, kai aš sužinojau šitą tiesą. The world hadn't changed, Pasaulis nepasikeitė, but I had. bet aš pasikeičiau. I had. Aš pasikeičiau. And I was only 8. Ir man te buvo Do you 8. understand? Ar jūs suprantate? You see, if you want to know why I'm still
preaching and evangelizing. Ir jeigu jūs norite žinoti, kodėlgi aš vis dar pamokslauju, skelbiu Evangeliją, Because I knew what that salvation was. nes aš žinau, kas tai per išgelbėjimas, It brought everything new meaning, new life. nes tai atnešė naują gyvenimą, naują prasme. I was born again. Aš gimiau iš naujo. Born again. Aš gimiau iš naujo. So right, you can knock 8 years off my age. Sorry. You can take 8 years off my age. Taigi gali paimti tuos mano 8 metus. You don't understand. I was 8 years old. Taigi man buvo 8. And that night I died. Ir tą vakarą aš miriau. Do you understand? Ar suprantate tai? I was born again. Aš gimiau iš naujo. But you see, what was I talking about yesterday? Ir iš tiesų aš apie tai kalbėjau vakar. Being born again. Aš gimiau iš naujo. Do you understand? Ar suprantame? And I said something which I hadn't even realized before. Ir iš tiesų pasakiau kažką, ko pats net anksčiau nesuvokiau. That just as Jesus was born by a miracle, Kaip stebuklingai gimė Jėzus. and Nicodemus comes to Ir Jesus, kada Nikodemas ateina pas Jėzų. and Jesus said, you must be born Ir again. Jėzus jam sako, turi atgimti iš What naujo. was he referring to? Ir iš tiesų, apie The ką jis miracle of his kalbėjo? own birth. Jis iš tiesų nukreipė į tą patį stebuklą, jo Which was by the gimimą, power of the Holy Spirit. kas nutiko per šventąją dvasią. And you've got to be born of the Holy Spirit. Ir todėl turite jūs gimti iš To get into the šventosios kingdom of dvasios, God. kad galėtumėte įžengti Dievo The Son of karalystę. God Dievo had to be born sūnus of the Holy Spirit turėjo gimti iš šventosios to dvasios, come and live with us. kad galėtų gyventi su mumis. You've got to be born of the Holy Ir Spirit. todėl jūs turite atgimti iš To go live šventosios with him. dvasios, kad galėtumėte būti su juo. Do you understand? Ar suprantate? So simple. Tai paprasta. Do you know I found this is so simple? Ir žinot, aš suprantu, kad tai yra taip paprasta. And you know what happens is Ir kas vyksta? today we complicate it. Mes šiandieną viską apsunkiname. Yes, we do. Taip, mes tai darome. We complicate. Mes apsunkiname. Jesus made it so simple. O Jėzus padarė tai taip paprasta. So what was my ministry? Taigi, koks tas mano tarnavimas? They wouldn't let me in the Bible college till I was 18. Taigi, negalėjau stoti į Biblijos koledžą, kol nesulaukiau 18. And so, as a rebellious 18-year-old, Taigi, kaip 18 metais maištininkas, I was forced to go and learn in Bible college. buvau priverstas stoti ir mokinti studijuoti Biblijos koledže. But I had to preach the gospel. Bet man reikėjo skelbti Evangeliją. Well, I spent so much time praying, Ir aš praleidau tiek daug laiko maldoje. and I was agitating so much. Ir aš tiesiog mokiausi tiek daug. I'd only been in the college 2 months. Aš nepraleidau netgi koledže 2 mėnesių. And they came and they said to me, David, Ir jie ateina pas mane ir sako, there's a church near here. ir sako, čia netoliesi yra bažnyčia. The pastor is going away for 3 weeks to evangelize. Ir 3 savaitėm tos bažnyčios pastorius išvyksta skelbti Evangelijos. You take the church. Sako, tu prisink atsakomybę už tą bažnyčią. Wow! Oho, I'm 18 years and 2 months, 18 metų, 2 mėnesiai mokykloje. and I'm a pastor. Ir jau I've got a pastorius, church. jau pas mane yra bažnyčia. Wow! Koks? I was the only student with Yeah. a church. Aš buvau studentas, kuris buvo toj bažnyčioj. Another month, Dar mėno praeina. and it was the vacation in the college. Ir mūsų koledže buvo atostogos. Wow! Now then, Ir dabar no lessons in college. Biblijos mokykloje jau paskaitų nėra. Great! Nuostabu. Now we go out and evangelize. Dabar mes skelbsime Evangeliją. I borrowed a tent off a businessman, Aš iš verslininko pasiskolinau palapinę, put it up in a field, pastačiau lauką and then I began to look for people to ir evangelize aš with pradėjau me. ieškoti, kurgi yra tie žmonės, kuriems galėčiau skelbti Evangeliją. I tried the students, Aš išbandžiau ir the studentus, Bible students. Biblijos koledžo studentus. Absolutely near. I'm sorry. No, Visiškai ne, tikrai ne. we're on holiday. Pas mus atostogos. We're on holiday. Mes atostogaujam. No more preaching for us. Jokių pamokslų mums daugiau. Well, I looked around. Aš apsižvalgiau. Who could I find? Taigi, ką aš galėčiau surasti? Now, this is interesting. I was now 18 years and 3 months. Ir dabar labai iš tiesų įdomu. Aš buvau jau 18 metų ir 3 mėnesių. I mean, I was almost at the end of my life. Ir man tai jau atrodė gyvenimo pabaiga.
When you're young, you know, when Kai you're esi jaunas, turned atrodo, 18, 18 metų, you're getting old. jau sensti. And I hadn't seriously evangelized. O aš dar evangelizuoti rimtai nepradėjau. So what did I do? Taigi ką aš darau? The only people I could find Vieninteliai žmonės, kuriuos galėjau surasti, was a Russian ballerina. buvo rusų balerina, A Russian ballerina rusė balerina. had escaped out of Russia Jinai pabėgo iš Rusijos through the war. karo metu. This was 1950. Tai buvo 1950-ieji. And she'd found Christ. Ir jinai pažino Kristų. And then I found a Polish man Ir radau Lenką, who'd been fighting in the German army. kuris kovojo su, tai yra vokiečių He armijai. had the SS numbers. Ir ten buvo tie SS numeriai. And he'd married this ballerina. Ir jis vedė šią baleriną. And they were the two who evangelized with Ir me. tai buvo tie du žmonės, kuriems aš skelbiau Evangeliją. One night he'd give his testimony. Ir vieną vakarą jis liudija, The next night I preached the gospel. o kitą vakarą aš skelbiu And Evangeliją. when I preached, Ir kada pamokslauju, people repented. žmonės atgailauja. People repented. Žmonės atgailauja. Praise God. Šlovė Dievui. And the best news of all, Ir geriausia žinia, the pastor never came back to the church. tos bažnyčios pastorius niekada negrįžo. So all the time I was in college, Taigi visą tą laiką, kai aš studijavau, I was pastoring a church aš pastoriavau toje and bažnyčioje evangelizing. ir skelbiau Evangeliją. You see, Matote, I'd found Christ. aš pažinau Kristų. I'd found Christ. Aš Hallelujah. pažinau I Kristų. found Christ. Aleliuja. And Christ is life. He's Ir everything. Kristus yra gyvas ir jis yra Jesus visa. Christ is absolutely everything to me. Jėzus Kristus man iš tiesų yra visiškai visa. For me to live is Christ. Ir man gyventi tai Kristus, That's what Paul said. bet jau Paulius irgi tai sakė. And I say the same thing. Ir aš kartoju tą patį. For me to live is Christ. Man gyvenimas tai Kristus. Do you understand? Ar suprantate? Well, I've told you everything. Aš jau viską jums pasakiau. No, I'll tell you a little bit more. Dar šiek tiek papasakosiu. You see, if you're going to serve God, Jeigu jūs norite tarnauti viešpačiui, if you're serious about serving God, jeigu tu rimtai galvoji apie tarnystę Dievui, I believe that it's important aš tikiu, kad yra svarbu, that you receive a call from God. kad tu gautumei Dievo pašaukimą. You know, if you read in John chapter 15, Nes jeigu mes skaitome Jono Evangelijos Where- 15 skyrių, and by the way, I'm going to give you 13 points. I've only just started now. ir jau kaip minėjau, pas mus yra 13 punktų, aš dar tik tai įsibėgėjau. That was just my introduction. Ir Now I'll visa tai start buvo talking. tik įžanga, dabar jau pradėsime mūsų punktus. The first point is you need that call from God. Taigi pirmas dalykas, jums reikalingas Dievo pašaukimas. Why do I say that? Kodėl aš tai sakau? What did Jesus say to his disciples? Ką Jėzus pasakė savo mokiniams? Come on, you know. Na, jūsgi žinot. You're all theologians, Taigi preachers, jūs visi pastors. pamokslininkai, pastoriai, teologai. In John 15, Jono 15, Jesus said this. Jėzus pasakė štai ką. He said, you have not chosen me. Ne jūs mane išsirinkot. Now, that may come as a shock, Ir tai gali šokiruoti. but I'm here to shock you. Ir aš esu čia, kad iš tiesų sukelčiau jums šoką. Taigi, That's why you'll maybe never ask me back. ir greičiausiai todėl ir nepakviesit mane sugrįžti. The exciting thing is, Jesus said, Bet tas džiuginantis dalykas yra, you Jėzus pasakė, did not choose me. ne jūs mane išsirinkote, I, aš, Jesus, Jėzus, I aš chose you. pasirinkau jūs. Now, do you understand? Ar jūs suprantate? That's what makes the difference. Tai vis ir padaro tą skirtumą. I'm an evangelist. Aš esu I've been evangelistas. an evangelist all my life. Visą gyvenimą esu evangelistas, But I have a twin brother. bet aš turiu dvynį brolį. There's two of me. Tai yra mes du, ar manęs antras yra. Believe me, that was a big shock to my mother. Mano mamai tai buvo irgi didžiulis surprizas. One of me is enough. Manęs vieno užtenka, Two is too much. o du jau per daug.
And my twin brother is older than I am. Ir mano dvynys brolis vyresnis už mane. We used to fight over that. Ir dėl to mes kovodavome. He's 20 minutes older. Jis 20 minučių vyresnis, senesnis. But the interesting thing was this. Bet įdomus dalykas yra toks. I didn't choose Christ. Aš nepasirinkau Kristaus. He chose me. Jis mane išsirinko. My brother is not the evangelist. Mano brolis nėra evangelistas. Oh, my brother studied theology. Taip, mano brolis studijavo teologiją. And he studied so much. Ir jisai tiek daug studijavo, He doesn't believe in the virgin birth. kad jau netiki mergelės, He doesn't believe half of the Bible. tai yra pusė Biblijos netiki. Gimimo iš mergelės. But God did not choose him. Bet Dievas neišsirinko jo. God did not choose him. Dievas neišsirinko jo. He chose me. Jis išsirinko mane. Why? Kodėl? I don't know. Nežinau. You see, the importance of this, Ir to svarba, and I want this to sink in. ir aš noriu, kad tai nusėstų jumise. I didn't choose to be an evangelist. Aš nepasirinkau būti evangelistu. I didn't choose the life I live. Aš nepasirinkau to gyvenimo, kokį gyvenu. I knew from the beginning Nuo pradžios žinojau, God had chosen me Dievas išsirinko mane. and called me for a purpose. Jisai tikslingai pakvietė mane. In fact, I believe it began from just after I was born. Ir aš tikiu, kad tai prasidėjo nuo pat mano gimimo. But that's another story. Bet tai dar visai kita istorija. You see, it's so important. Ir tai yra taip svarbu. Well, how did God call me? Bet kaipgi Dievas mane pašaukė, I'll tell you. papasakosiu. I was 15, Man buvo 15, already preaching the gospel, jau skelbiau Evangeliją, evangelizing in the school. mokykloje skelbiau Evangeliją. And I can remember I was away from home. Ir kiek pamenu, buvau toli nuo namų. My brother and I were staying with some Christians, Ir aš su broliu buvom apsistoję pas krikščionis, group of young people. su jauna grupė žmonių. And on Saturday night, Ir šeštadienio vakarą we were on the beach. mes buvom paplūdimyje. But I knew that God was talking to me. Aš žinau, kad Dievas jisai man kalbėjo. And I could get no peace and I had to leave the others. Ir aš negalėjau rasti ramybės ir turėjau atsiskirti nuo kitų. And there was a battle going on in my life. Ir mano gyvenime vyko kova. The devil was saying, Velnes jisai bylojo, don't listen to God. neklausyk Dievo, You're doing enough. jau ir taip pakankamai Come darai. on, you're a Christian. Nagi, tu esi krikščionis, You're preaching the gospel. tu skelbi Evangeliją, That's enough. to pakanka. And God said, no, it isn't. O Dievas sako, ne, to nepakanka. God said, no, it isn't. Ne, nepakanka. He said, I want you. Dievas sako, aš noriu, kad tu būtumėjai kartu su manim visas. And the battle must have gone on for about an hour. Ir ta kova vyko gal valandą And I could get no peace ir negalėjau rasti ramybės. until I turned to the Lord. Ir aš atsigrįžiau į viešpatį Okay, Lord, what do you want? ir sakau, viešpatė, ko tu nori? And God said to me so clearly, Ir Dievas man labai aiškiai prabilo and I'm going to tell you this. ir aš jums pasakysiu. God did not tell me to be an evangelist. Ir Dievas man nepasakė, būk He evangelistu, didn't tell me to be a pastor būk pastoriumi or anything ar like kažką that. panašaus. What God said to me that Bet day, ką tą dieną man Dievas pasakė, when I was 15 years old, kai man buvo 15 metų, God said, David, Dievas prabilo, I want you. Deividai, aš noriu tavęs, I want all of you. aš noriu viso I tavęs, want everything. visa, kas yra tavyje, I want your life. tavo gyvenimo, I want your time. tavo laiko, I want your money. tavo I pinigų, want your family. tavo šeimos, I want everything. aš noriu visko. And it was a battle. Ir tai buvo kova. I was only 15 Man te buvo 15. until I said, Lord, I'll give you everything. Ir aš tada pasakiau viešpatie, aš pavedu tau viską. That was all. Tai buvo. That was all. Ir tai buvo viskas. Then I had to learn my first serious lesson. Ir tada turėjau išmokti savo pirmąją rimtąją pamoką. I grew up in a preacher's family Aš užaugau pamokslininko šeimoje and I was away from home. ir buvau išvykęs iš namų. This was Saturday night. Ir tai buvo irgi šeštadienio vakaras. I went to bed. Aš ruošiausi miegui. Lord, I've given you everything. Ir aš sakau, viešpatie, aš tau viską pavedu. That night I had the most wonderful dreams. Ir tą naktį aš sapnau nuostabiausius sapnus. Oh, I had the most wonderful dreams. Ir ten buvo nuostabiausi sapnai. Next day in church, Ir kitą dieną bažnyčioj the pastor wouldn't turn up.
pastorius and they would call me to preach. nepasirodo, ir aš esu pakviečiamas pamokslauti. Can you imagine? Ar galite įsivaizduoti? I was dreaming all night. Aš sapnau visą naktį, The pastor won't come, the preacher won't come, kad pamokslininko ten nebus, pastorius nepasirodys. and they'll turn to you, David, Ir aš atsigrįžiu tave, Davidai. and you're going to be the preacher. Ir tu būsi tas pamokslininkas. And when I got up the next morning, Ir kai aš pakilau kitą I rytą, was so excited. aš taip džiaugiausi, Something big was going to happen in my kažkas life. didžio mano gyvenime nutiks. And I got up early. Ir aš atsikėliau anksti, That's a miracle. čia jau stebuklas, And I went downstairs. ir nusileidžiu į apačią. And I don't know why, but the first thing I saw, Bet pirmas dalykas, ten, kurį aš pamačiau, the rest of the house was asleep. visi namai jau miegojo dar žmonės tuose The namuose. first thing I saw was a row of dirty shoes. Bet pamačiau ten porą purvinų batų arba eilę. Now, if you know me, Ir jeigu jūs pažintumėte mane, my staff do, ar mano darbuotojai, jie žino, koks aš I esu. hate cleaning shoes. Man nepatinka valyti batus. Excuse me. Atsiprašau. And I looked at that row of shoes, Taigi, aš žiūriu į tą eilę batų and God said to me, look at those shoes. ir Dievas man prakalbo, pažvelk į tuos batus. I want you to clean them. Aš noriu, kad tu juos I nuvalytumai. said, no, Aš I'm going sakau, to do ne, it. ne, Look, ne. I said I'll give you everything. I'm going Aš to jau tau serve you. sakiau, kad aš padarysiu viską dėl tavęs ir atiduosiu tau viską. He said, lesson number 1, Taigi, pirmoji pamoka obedience. - paklusnumas. Lesson number 2, Antroji pamoka humility. - nuolankumas. Lesson number 3, Trečia pamoka do it. - daryk tai. So I got hold of those shoes Taigi, paėmiau tuos batus and very rebellious, ir maištingai cleaning these shoes. valau tuos batus. And then suddenly I thought, Ir tada staiga pamaščiau, if I clean these shoes, jeigu aš valau batus, maybe Jesus will wear them. gal Jėzus juos dėvės. Wow. Oho. If Jesus is going to wear these shoes, Jeigu Jėzus apsiaus šios I batus, better clean them right. aš jau geriau juos teisingai ir gerai nušveisiu. I've never cleaned shoes like that ever. Ir aš tuos batus taip šveičiu, kaip niekada anksčiau. But I cleaned them as if Jesus himself would wear them. Ir aš juos valiau taip, tarsi pats Jėzus juos dėvėtų. And if you want to be an evangelist, if you want to be a preacher, Taigi, jeigu tu nori būti pamokslininku, evangelistu, lesson number 2, antroji pamoka do what God says, - daryk tai, ką Dievas tau sako. even if it's cleaning shoes. Netgi jeigu tai batų valymas. Humble yourself. Nusižemink, You begin at the bottom. pradedi nuo apačios. Have you ever climbed a ladder? Ar teko jums kada nors lipti kopėčiomis? Oh, I'm sure the men have. Aš tiesų tikras, vyrams tai tikrai teko. Probably not the women. Gal ne visoms moteriams, But if you've ever climbed a ladder, bet jeigu jums teko kopti kopėčiomis, you know the secret. jūs žinote paslaptį. Where do you start? Kur pradedi? At the bottom. Nuo pirmo laiptelio. Tai yra And pačios. what did Jesus say to his disciples? O kągi Jėzus pasakė savo mokiniams? He says in Matthew 20 and 27, Mato Evangelijos I'll tell you what it 20-27. if anybody will be chief among you, Jeigu kažkas jūsų tarpe nori būti vyriausias, let him be your servant. tebūnė jis jūsų tarnas. Did you get that? Ar suprantate tai? This is what Jesus said. Būtent tai Jėzus pasakė. Because the disciples were arguing who was Nes the biggest, you know. mokiniai ginčiosi, kasgi iš jų Who was the didžiausias, most kuris important? yra Who was the svarbiausias, greatest? kas didžiausias. He said, if you want to be the boss, Bet jis sakė, jeigu tu nori būti vyriausiu, you start at the bottom. pradedi nuo apačios, You become the servant. tampi tarnu. Wow, that's not easy. Tai nėra paprasta. You see, I'm talking about service. Ir aš kalbu apie tarnystę. And if you want, this is technically it's the second point. Ir iš esmės tai yra antras tas dalykas. I'm talking about service. Aš kalbu apie tarnystę. You see, I live to serve God. Aš gyvenu, kad tarnaučiau Dievui. Not to be a preacher, not to be an Nebūti evangelist. pamokslininku ar I live to evangelistu. serve Aš God gyvenu, kad and to do what tarnaučiau he Dievui says ir daryti tai, and ką to jis sako. obey him. Ir paklusti jam. And the most amazing thing about my life, Ir nuostabiausias dalykas susijęs su mano gyvenimu. and I'll tell you this is the most amazing Ir aš thing. pasakysiu jums, tai iš tiesų nuostabiausias dalykas.
only a few years ago, Tik prieš porą metų my twin brother came to my office, mano dvynys brolis pasirodo pas mane biure, the mission office, misijų ofise. and he said something. Ir jisai kažką pasako. In order to pay our way through Bible college, Ir tam, kad mes būtume pajėgus susimokėti už mūsų studijas Biblijos koledže, we both had to go and work. mes abu turėjome susirasti darbą. Yes, I had to earn the money to go to college. Taip, man reikėjo užsidirbti pinigus, kad galėčiau studijuoti koledže. And I worked in a bank, Ir aš dirbau banke, and he worked in a bank. ir jis dirbo banke. And we both had a Christian fellowship in the bank. Ir banke taip pat buvo krikščioniška bendrystė. And when I left the bank to go into the college, Ir kai aš jau palikau banką tam, kad stočiau į koledžą, they said goodbye. jis atsisveikino su manimi. God bless you, brother. Ir sako, broli, te laimina tave Dievas. Dos Vidania. Iki susitikimo. With my brother, O su mano broliu, they gave him a present. jam tai dovana įteikė. Wow. Oho. And they gave him a book to put sermons in. Ir jie davė jam ten tokią knygelę, kur galėtų įrašyti pamokslus. And they wrote a verse in it. Ir ten dar užrašė eilutę. And the verse is simply this. O eilutė buvo tokia. You will hear a voice behind you saying, this is the way, walk in it. Ir tu išgirsi balsą. Ir tai bus tai, kaip turėtumei tu gyventi. And my brother turned to me just recently. Ir visai neseniai mano brolis, jisai gręžėsi į mane. My staff were Kreipėsi. there. They heard him say it. Mano darbuotojai buvo ten, jie girdėjo jį taip sakant. He said, they gave me this book Jie sako, man padovanojo šitą knygą, when I was 18. kai man buvo 18. And he said, I have never heard that voice. Ir sako, aš to balso niekada negirdėjau. Do you understand? Ar suprantate? Here's my brother and Jis yra mano brolis, almost 80 years old. jau beveik 80 metų. He said, I don't understand my life. Ir sako, nesuprantu savo gyvenimo. I don't understand what's happened. Aš nesuprantu, kas nutiko. I've never heard that voice. Aš niekada negirdėjau to balso. And I said, nobody wrote that for me. Ir aš sakiau, man tai to niekas neužrašė. But since I was 18, Bet nuo to meto, kai aš buvau 8, sorry, since I was 15, atsiprašau, nuo 15, I've always heard that voice. aš visą laiką girdėjau tą balsą. I've always heard God. Aš girdėjau Dievą. Go this way. Keliau, eik šiuo Go keliu. this way. Eik šiuo keliu. Do this. Daryk tai. Do this. Daryk tai. Do this. Daryk tai. Always, all my life, Visą savo gyvenimą the voice of God is behind Dievo me. balsas, jisai sekė mane buvo. Why? Kodėl? Because when I was 15, Nes kai man buvo 15, God called me to be a servant. Dievas mane pašaukė būti God tarnu. didn't call me to be an evangelist or a Dievas preacher. nepašaukė mane būti evangelistu ar pamokslininku. God called me to be a servant. Dievas mane pašaukė būti And what tarnu. does a servant do? O The ką Bible tarnas tells you, daro? the Bible Biblija tells you, tai jūs the mokina. Bible says for a Biblija servant, sako, ką daro tarnas. you do what the master says. Tu darai tai, ką šeimininkas tau sako. Did you hear me? Ar jūs girdite mane? Did the translator translate it Ar correctly? vertėja verčia tai, kas reikalinga? God called me to be a servant, Dievas pašaukė mane būti tarnu. to do what he says, Daryti tai, ką jisai sako. to do what he says, Daryti tai, ką jis sako. not what I say, Ne tai, ką aš sakau. not what I think. Ne tai, ką aš manau. I heard that voice. Aš girdėjau tą That's balsą. why I'm here now. Ir todėl esu čia. I heard that voice. Aš girdėjau tą balsą. Do you understand? Ar suprantate? Do you understand why Jesus said, Ar suprantate, kodėl Jėzus yra pasakęs? you didn't choose me, Ne jūs mane išsirinkote. I chose you Aš išsirinkau jūs. and called you. Ir aš pašaukiau jūs. Do you know the rest of the verse? Ar žinote, kokia yra kita dalis šios eilutės? I chose you Aš išsirinkau jūs that you should bring forth fruit, tam, kad jūs neštumėte vaisių and that fruit will remain. ir tas vaisius išliktų. Amen. Amen. And I'm so excited to see a young lady sitting here Ir aš džiaugiuosi matydamas šią jauną merginą, who heard me speak the gospel 4 years ago kuri girdėjo Evangeliją skelbiamą prieš 4 metus and didn't receive, ir priėmė. but yet she'd heard
Bet ji girdėjo, And because she was sick, jinai sirgo, she called on God to work a miracle. jinai šaukėsi Dievo, kad jis Isn't that right? atliktų stebuklą. Tiesa, taip. And you said, oh God, if you're real, Ir tu sakė, jeigu Dieve, tu esi oh tikras, God, if you're real, jeigu Dieve, tu esi tikras, heal me now. išgydyk mane dabar. And 4 years ago, Ir prieš 4 metus God healed you. Dievas išgydė tave. And you're here today. Ir tu esi šiandieną čia. Why? Kodėl? Because God said, Nes Dievas I've pasakė, chosen you to bring forth fruit. aš išsirinkau tave, kad tu neštumai vaisių And you're part of that fruit, ir sister. jūs esate dalis to bless vaisiaus. you. Dievas te laimina tave. I didn't know that until yesterday. Aš to nežinojau iki vakaro. That's why I'm excited. Ir už tai aš džiaugiuosi. You see, I've chosen you to bring forth fruit. Aš išsirinkau jūs, kad jūs neštumėte vaisių, Chosen you to bring forth fruit. kad neštume vaisių. Išsirinkau jūs. Do you know, I pastored for a number of years, Taigi eilę metų aš pastoriavau. and because I was struggling to be an evangelist, Ir aišku, taip pat buvo ta kava, kad noriu būti evangelistu. and I was pastoring, Aš pastoriavau. nobody has ever paid me to be an evangelist. Ir niekas man nemokėjo tam, kad aš būčiau evangelistu. People are surprised when I say. Ir žmonės nustemba, kai aš tai pasakau. Even now, I've got one of my board members here. Ir netgi dabar su manimi yra kartu vienas iš valdybos narių. You guys don't pay me a salary. Jūs man atlyginimo nemokat. No, they don't pay me a salary. Ne, jie man atlyginimo nemoka. I don't preach the gospel because they pay me to do it. Aš nepamokslauju evangelijos, todėl, kad jie man moka už tai. I preach the gospel because it's in my heart. Aš pamokslauju evangeliją, nes tai Because God mano tells me to širdyje do ir it. todėl, kad Dievas And man I'll tai do it savo. to my dying day. Ir aš darysiu tai iki savo paskutinės dienos. Somebody asked me last Kažkas- Sunday in England. Anglijoje praeitą savaitę paklausė I manęs. was in my home church. Aš buvau savo bažnyčioje. And a lady came up to me. Moteris prieina prie manęs. She was converted 50, 60 years ago in my Ir ministry. jinai buvo atgimusi jau prieš daugelį metų. She said, when are you going to retire? Ir jinai klausė manęs, tai kadagi tu išeisi į pensiją? Now this doesn't translate, Ir aš žinau, ko gero dabar Sorry. nebus išverčiama teisingai. but I don't believe in retiring. I Bet believe aš in netikiu į išėjimą į I pensiją. believe in refiring. Bet aš tikiu į uždegimą iš naujo, kas anglų kalboje tai yra tiesiog žodžių žaismas. You don't retire. Tu You just neišeini į get pensiją, refired. bet iš tiesų More iš fire, naujo more fire, užpildamas more ugnimi. fire, more Daugiau power. ugnies, daugiau ugnies, daugiau Come on. ugnies. Nagi, That's what it's about. I never find in this book šioje I knygoje aš never niekur find anywhere in neradau. this book Niekur šioje when it knygoje says neradau, you kur stop preaching sakoma, the nustok gospel. skelbti Evangeliją. never once Nei karto did nemačiau. Jesus say when you get Niekad to a certain Jėzus age, nėra you're too old pasakęs, and you... Sorry. kad tu esi per senas skelbti Evangeliją. Sorry, I get so excited. Atsiprašau, šiek tiek užsivedžiau. God never says stop. Niekur nėra pasakyta sustok. They told me once in Russia, Kartą Rusijoje man yra pasakę, if you drop dead in Siberia jeigu žūsi kažkur and they Sibirijoje put you in the ground, ir kai jie tave you palaidos, kick your way out tu išsispirsi kelią į viršų and you come up preaching. ir pasirodysi ten, kad skelbtumėje Evangeliją. Of course I would. Aš padaryčiau tai. I'm too old to die. Aš per senas, kad mirčiau. I got past that. Do you understand? Ar suprantate? The call of God doesn't change. Dievo pašaukimas The nesikeičia. call of God when I was 15, Ir tas Dievo pašaukimas, kurį išgirdau, kai buvau it's 15, 1,000 times stronger now. jisai 1000 kartų stipresnis dabar, Doesn't change. nepasikeitė. Doesn't change. Nepasikeitė. I'm not going to die. Aš nemirsiu. I will never die. Aš niekada I don't have nemirsiu. time. Neturiu laiko. Don't have time to be sick. Nėra laiko sirgti Don't have time to die. ir nėra laiko mirčiai. Oh, hallelujah. But the third thing, Ir trečias dalykas būtų, how many days do I have to preach? kiek dienų man dar liko pamokslui? Okay. Tiek tos.
The third thing Taigi trečias dalykas. is to have a clear vision. Tai yra aiškus regėjimas, aiški vizija. Do you know what I mean? Žinot, ką aš turiu omeny? Do you know what I mean? Ar žinote, ką aš turiu omeny? A clear vision. Aiškus regėjimas. You see, there's one verse in the Bible, Ir Biblijoje yra viena eilutė. and only the English translation Ir tik angliškas vertimas tells you the truth. atveria tiesą. The German doesn't, Vokiškas vertimas and I ne. don't think yours does. Ir aš nemanau, kad jūsų vertimas irgi atveria tą tiesą. Proverbs chapter 18. Patarlius 18. Yeah, I can't even remember the verse offhand. Netgi tos eilutės I don't know neprisimenu. the Bet, number, but I'll tell you what it is. bet aš pasakysiu, kas tai per In mintis. English, Taigi, anglų kalboje it says, where there is no vision, the people die. ten yra sakoma, kur nėra regėjimo, tauta miršta. I think in the German it says where there is no leadership. Ir aš manau, vokiškam vertime yra sakoma, kur nėra vadovavimo, ten tauta žūsta. But the English has got it right. Bet angliškas vertimas yra teisingas, jie suprato teisingai. Where there is no vision, Kur nėra vizijos, the people will die. ten žmonės žūs. You've got to have a clear vision. Pas jūs turi būti aiški vizija. It's got to be a very personal experience. Tai turi būti asmeninis patyrimas It's the key to leadership. ir tai yra esmė vadovavime. You know, I learned this, Ir žinot, ką aš supratau? and I've had a lot of training. Ir buvo daug mokymo. Surprisingly, I've had a lot of business training. Ir dar buvo šiokio mokymo versle. If you're a leader, Jeigu tu esi vadovas, people will only follow you žmonės tavimi seks tik if tuomet, you are clear in direction and purpose. jeigu tu esi aiškus tikslė ir kryptyje. If you have to tell people, oh, I'm the boss. Jeigu tau reikia pasakyti žmonėm, klausykit, aš esu viršininkas, No, you're not. tu nesi vadovas tada. You're not the boss. Tu nesi viršininkas ten. You're only the boss Tu viršininkas esi if tik people tuomet, follow your jei leadership. žmonės seka tavo vadovavimu. What was different about Jesus? Kuo skiriasi Jėzus? When did Jesus, when he was on earth, ever say, I'm the boss man? Ar kada Jėzus buvo žemėje, jam teko kada nors I'm the sakyti, great aš esu evangelist. didis evangelistas, aš esu čia viršininkas. They followed him Jie sekė juo because of the message, dėl jo because of žinios, the leadership, dėl jo because of the vadovavimo, challenge. dėl to iššūkio. They followed him. Jie sekė They juo, followed him. jie sekė juo, They followed Jesus. jie sekė Jėzumi. And that's so important. Ir tai yra labai svarbu. You've got to have a vision. Pas jūs turi būti vizija. Oh, I have a vision. O taip, aš turiu viziją. Very much so. Didžiulę. I'm going to tell you a bit about it in a moment. Ir visai netrukus šiek Well, tiek pasakysiu. let me move on to the next point. Bet perikim prie kito punkto. And this is the prophetic. Ir tai yra pranašiškas. You see, why have I spent 50 years working in Russia? Sorry? Why have I spent 50 years working in Russia? Kodėl aš praleidau 15 metų dirbdamas Rusijoje? Skaičiai. That's more than 50 years. Daugiau negu šitas laikotarpis. Is it 15 or 50? 53. 53. Not 15, come on. Na, liaukite, Anybody 17 can go metų. into Russia. Bet kas gali Rusijai tiek praleisti? I first went behind the Iron Curtain into the communist countries in 1961. 61 metais aš jau dar, kai buvo komunistinė tvarka ir dar ta siena, kai buvo. Why? Kodėl aš ten buvau? Why? Kodėl? I'll tell you. Pasakysiu jums. You see, I'd heard that there was a charismatic conference to be held in Jerusalem, Israel. Išgirdau, kad Jeruzalėje, Izraelėje turėtų būti organizuojama charizmatinė konferencija. And for the first time in history, Ir pirmą kartą istorijoje this conference would be held in Jerusalem. tai konferencija būtų organizuojama Jeruzalėje. Israel was only 13 years old. Ir Izraeliui tai buvo 13 metų. Only 13 years old. Tai buvo 13 metų. And now, O dabar
All people from all over the world Žmonės iš viso pasaulio, were going to be in Jerusalem jie susirinks į Jeruzalę on the day of Pentecost. Sekminių dieną. And I got so excited. Ir aš taip apsidžiaugiau. This will be another Pentecost. Tai bus dar viena sekminių diena. We go there. Mes We keliausime, got the power of God. nužengs Dievo jėga. Oh, this is that. Oh, Tai bus stebuklas. I was so excited. Aš džiaugiausi. I'm going to be there. Aš būsiu ten. But I was an evangelist. Bet aš buvau evangelistas. I had no money. Ir neturėjau pinigų. I was an evangelist. Aš buvau evangelistas. All my money was spent on Ir evangelism. visi mano pinigai buvo išleidžiami skelbimui Evangelijos. I had no money. Neturėjau pinigų. What could I do? Kągi galėjau padaryti? I couldn't afford the airfare. Negalėjau sau leisti bilieto lėktuvu. But I was determined to be there. Bet aš apsisprendžiau, aš būsiu And I ten. now know Ir there aš was a voice behind me saying, žinojau, kad tas balsas, jisai manyje bylojo. David, go to Jerusalem. Davidai, keliauk į Jeruzalę. And I turned to my evangelistic team. Ir aš kreipiuosi į savo komandą. I said, we're going to Israel. Ir aš sakau, mes keliausime į Jeruzalę. They said, we don't have any money. Ir jie sako, nėra pinigų. Don't worry about the money. Sakau, nepergyvenkite dėl I said, pinigų. we'll get a car and we'll drive. Mes surasim automobilį ir važiuosim, vairuosim. And they all made excuses. Ir jie surado įvairiausių pasiteisinimų. One said, I'm married. Kažkas susitokė, The other said, I'm too busy. kažkas per daug užsiėmęs. One by one. Vienas po vieno. They didn't go. Nei vienas iš jų neišvyko. But I set out to go by road. Bet aš buvau apsisprendęs keliauti. And I took a group. There were 10 of us that went. Ir galiausiai susidarė grupė 10 žmonių. And I realized that if I organized it, Ir aš suvokiau, jeigu aš tai organizuosiu, they would pay for me. jie sumokės ir man, už mane. Now, nobody had ever done it before. To niekas prieš tai nebuvo It daręs, was impossible. buvo neįmanoma. Well, to just tell you briefly, Ir trumpai visą tą istoriją pasakius, took 2 years to organize, reikėjo 2 metų tai organizuoti. to go from London to Jerusalem Iš Londono pasiekti Jeruzalę, by road. važiuojant keliais, Took 10 days. tam prireiktų 10 dienų. Was quick. Was quick. Puiku, Only 10 days. viso labo 10 dienų But kelionė. we had to go Bet right mes across Europe, turėjom keliauti per visą Europą behind the Iron Curtain, ir dar pro tą užuolaidą ar užsklandą, through the communist countries, per sovietų šalis, through to 1,500 kilometers across Turkey, 1500 km per Turkiją, down through Syria, per Siriją, into Jordan. į Jordaną. We were told they would kill us in Turkey. Ir mums jau buvo pasakyta, kad mus nužudys Turkijoje. When we went into the communist Ir countries, kada mes jau pasiekėm komunistinės šalis, we would be put in prison. mums buvo perspėta, kad mus pasodins į kalėjimą, In Syria, they would shoot us. o Sirijoje mus nušaus. They said it was impossible. Sako, ta jūsų kelionė neįmanoma. Nobody had ever done it. Nes to niekas Nobody iki in to this meto, world niekas Had visame ever pasaulyje gone nedarė. all the way by road from Nes England. niekas nebuvo susimąsęs visą tą kelią iš Anglijos iki Jeruzalės vykti automobiliu. Thank you. Yes, you got it. It's impossible. Neįmanoma. But what does my Bible say? Bet kas yra rašoma mano Biblijoje? What does my Bible say? Kas sakoma Biblijoje? My Bible says, Mano Biblijoje yra sakoma, maybe yours is different here. gal pas jūs kažkas kitaip parašyta. Mine says the things Bet- that are impossible with men Mano Biblijoje rašoma, kad tie dalykai, kurie neįmanomi žmogui, are possible with God. Dievui yra įmanomi. So when men said you can't do it, Ir kada žmogus sako, negali to padaryti, him behind me aš girdžiu už savęs said, of course you can. balsą, kuris sako, tu žinoma gali. Now, my father believed I was going to die. Ir mano tėtis jau tikėjo, kad aš mirsiu, He's a great prayer warrior. nes jis yra didis karys maldoje. And for 2 years, my father prayed that Ir God would stop dviejus me. metus mano tėtis meldėsi, kad jisai sulaikytų mane nuo šios kelionės. And when he saw how determined I was, Ir kada jisai pamatė, kaip aš užsibrėžęs esu, when I set off, he said, oh God, keep him alive. ir tada jisai pradėjo melsis, Dieve, išlaikyk jį sveiką. But I went for a purpose. Bet aš tikslingai ten keliavau.
And the result was, Ir to rezultatas, I saw for myself aš pats the regėjau, conditions in the communist countries. kokios yra sąlygos komunistinėse I šalyse. found pastors imprisoned for their faith. Aš pamačiau, kad pastoriai yra įkalinami dėl jų tikėjimo. I found the impossibility to preach the gospel. Aš pamačiau tą neįmanomą dalyką - skelbti Evangeliją. And the amazing thing is this. Ir dar nuostabus dalykas. I believe that God had called me to Israel. Aš patikėjau, kad Dievas jisai pašūkė mane į And Izraelį. I was to become a missionary to Ir Israel aš maniau, aš tapsiu misionieriu all Izraelyje. those years ago. Jau prieš daugelį metų I believe God had called me to aš Israel. tikėjau, kad Dievas mane pašūkė į But Izraelį. that voice behind me Bet tas balsas už manęs said it's not tai Israel. man pasakė, tai ne It's Izraelis, Russia. tai Rusija. That was the voice. Tai buvo balsas. It's not Israel. Ne Izraelis, It's Russia. tai Rusija. But what God did say, Bet dar ką Dievas pasakė, you've begun in Israel tu pradėsi Izraelyje and you will end in Israel. ir užbaigsi Izraelyje. But first, Bet pirmiausia, it's Russia. Rusija. You know, it's the most amazing thing. Ir žinot, nuostabiausias dalykas. Because when I began the ministry in Russia, Nes kai aš pradėjau tarnauti Rusijoje, it was 12 years after that before I was put in prison. po to 12 metų ir aš buvau įkalintas, But during those 12 years before I went into prison, bet prieš tuos 12 metų prieš įkalinimą, God was showing me so much. Dievas man rodė tiek daug And eventually I was to see something in the scripture. ir galiausiai aš kažką pastebėjau rašte. I read in Deuteronomy 4, Ir pakartoto įstatymo I think it's verse 32, 4 skyriuje, aš manau, 32 eilutė, Moses was talking to the Israelites. Mozė jisai kalbėjo izraelitams This is what he said. ir ką jisai jiems sakė. He said the greatest miracle ever seen on the face of the earth. Didžiausias stebuklas, kada nors, kuris buvo matytas visoje žemėje, He said from the beginning of time till now. nuo pradžių, nuo laikų pradžios iki dabar, From one side of the world to the other. nuo vieno krašto iki kito, There's never been a greater miracle than this. nebus didesnis stebuklo nei šis. What was the miracle? Ir koksgi tai buvo stebuklas, It's when God delivered the Jews out of Egypt. kada Dievas išlaisvino žydus iš Egipto. So Moses Taigi Mozė, said that's the greatest miracle ever seen in history. jisai sako, kad tai yra didžiausias stebuklas, kada nors regėtas istorijoje. And I don't really think that any of us today quite understand how big the miracle is. Ir aš manau, kad šiandieną nedaugelis mūsų iš tiesų galim suprasti, kokio dydžio tas stebuklas yra. In November, I was down at the Red Sea. Ir lapkričio mėnesį aš buvau prie Raudonosios jūros And even I'm amazed ir netgi aš buvau nustebęs, that they could cross it. kad jie galėjo praeiti sausą. It's so big. Jinai tokia didžiulė. It was a miracle. Tai buvo stebuklas. But then I read another prophet, Bet tada aš perskaičiau dar vieną the pranašystę. prophet Jeremiah. Pranašas Jeremija. And in Jeremiah chapter 16, Ir Jeremijo 16 skyriui, this is what the prophet said. štai ką pranašas jisai sako. He said, there will come a day, Israel, Sako, Izraelė ateis dienos, when you will forget that miracle of coming out kada tu of the Red pamirši Sea. tą stebuklą, kai tu ėjai per Raudonąją jūrą. I will work another miracle Aš padarysiu dar vieną stebuklą in the land of the north, toje šalyje. and I believe that's Russia. Ir aš tikiu, tai bus Rusija. I will do a miracle even greater in Ir Russia. Rusijoje aš padarysiu dar didesnį stebuklą, When God said that to me, kai Dievas man tai prabilo. if there's going to be the biggest miracle ever seen in the world in Russia, Ir jeigu tai būtų didžiausias stebuklas, kada nors matytas Rusijoje, I'm going to Russia. aš keliauju į Rusiją. I'm going to Russia. Aš keliausiu į Rusiją. Jeigu tas stebuklas visam pasauliu būtų įvykęs Rusijoje, aš keliausiu į Rusiją. And I'll tell you, Ir aš jums pasakysiu, the miracle of the way that the Jews have got out of Russia tas stebuklas, kaip žydai vyko iš Rusijos, but the miracle of the ministry I've had in Russia, bet tas stebuklas tarnystės, covering one side of Russia to the other. kai
galim sakyti, nuo vieno krašto Rusijos iki kito buvo tarnaujama. It is an incredible miracle. Tai neįtikėtinas stebuklas. It's a miracle so big Tai yra toks didelis stebuklas, that my ministry kad mano tarnystė is based on what God did in Russia. pagrįsta tuo, ką Dievas padarė Rusijoje. I can't just, in a few minutes, even try to explain. Aš per porą minučių net negaliu bandyti to paaiškinti. What was to happen in Russia transformed the whole of my life. Nes iš tiesų tai, kas vyko Rusijoje, pakeitė visą mano gyvenimą. Because of that, I was put in prison, Aš dėl to buvau įkalintas, sentenced to 10 years, man buvo bausmė 10 metų kalėjimo, 5 years for Bible smuggling. 5 metai Bible smuggling. už tai, kad nešiau Biblijas, 5 years for preaching the gospel. o 5 metai už tai, kad skelbiu Evangeliją. But I learned how to pray. Bet aš išmokau, kaip melstis. I learned how to pray. Aš išmokau, kaip And melstis. God challenged me. Ir Dievas jisai metė iššūkį And He man. challenged me like this. Ir iššūkis buvo toks. God said to me, Dievas man prabilo, you don't like the prison. tau nepatinka kalėjimas. "No." Aš sakau, ne. I want to get out of this prison. Aš noriu ištrūkti iš to kalėjimo. And He said, do you want the easy way? Sako, tu nori lengvo kelio? Do you want the easy way out Tu nori lengvo kelio iš čia? or the hard way Ar out? sunkiaus kelio, sudėtingo kelio iš čia? I said, I'm not Russian, I'm English. Aš sakau, ne rusas, aš anglas. Tell me the easy way. Sakyk man tą lengvą į kelią. And God said, Ir Dievas pasakė, you will stay in here for 10 years. sako, pasiliksi šį 10 metų, You won't die. you won't. You won't die. Tu nemirsi. You'll be tortured. Būsi kankinamas, You'll have a terrible time. bus siaubingas laikas. I was in a labor camp Aš buvau darbo stovykloj and I saw the men around me dying. ir aš mačiau, kaip žmonės aplink mane, jie mirė. And God said, I will keep you alive. Bet Dievas man pasakė, aš išlaikysiu tave gyvą. He said, I promise you 2 things, Iš tau pažadėsiu 2 dalykus. water Vandenį and bread. ir duoną. Nothing more. Nieko daugiau. Well, I said, oh God, if that's the easy way, Ir tada sakau, Dieve, jeigu tai yra tas lengvas kelias, please tell prašau, me the hard way. tai man atver geriau tas sunkųjį. And God said, you really want to know? Sako Dievas, ar iš tiesų tu nori tai said, žinoti? yes. Sakau taip. And He told me the hard way. Ir jisai man atvėrė tą sudėtingąjį kelią. And I said, I choose the hard way. Ir aš sakau, aš renkuosi tą sudėtingąjį. I hardly even dare tell you the secret. Ir iš tiesų aš net nedrįšiau atverti tos But what paslapties God jums. said to me in that prison, Ką Dievas man tame kalėjime there prabilo. is a way out. Yra kelias iš čia. You pray your way out. Tu išmelsi kelią iš čia. You pray your way out. Tu išmelsi savo į kelią iš čia. But He said that is the hardest. Bet tai yra sunkiausias. How many Kiek can pray their way out of a gali prison? išmelsi savo išėjimą iš kalėjimo? I said, Paul and Silas were in prison. Paulius ir Silas jie buvo kalėjime, aš sakau. You got them out. Tu juos ištraukiai. Peter was in prison. Petras buvo kalėjime. The church prayed, Bažnyčia meldėsi. and he came out. Ir jisai buvo išvestas. And if I pray, Ir jeigu aš melsiuosi, you can get me out. tu irgi gali mane iš čia ištraukti. And he said, but it is the hardest. Bet jis man sako, tai yra sudėtingas kelias. And I was to learn through Ir- those months. Per tuos mėnesius aš išmokau, It was the hardest. kad iš tiesų tai buvo sudėtingiausia. When you've got no food in a prison Kada kalėjime nėra maisto and you choose to fast what little there is, ir tu renkiesi ir pasninkauti ir nuo to trūpučio, you become so thin. tampi toks kūdas. And how do you pray? Ir kaip tu melsies. I was never alone. Aš niekada nebuvau vienas. I was crushed in with Gal- other men. Suspaustas su kitais vyrais. I could not go away to pray. Niekur negalėjau rasti tokios privačios vietos. I had no Bible. Neturėjau Biblijos. There were no Christians. Nebuvo krikščionių ten. I was with murderers, Buvau su žudikais. drug smugglers, Tie, kurie pardavinėjo every narkotikus. kind of criminal you can imagine. Įvairiausi nusikaltėliai, kuriuos tik galėtumėte įsivaizduoti. How do you learn how to pray? Kaip išmokti melstis? I'll tell you this. Aš pasakysiu jums. I can't even discuss in an audience like this.
Ir tokioje auditorijoje aš net negalėčiau to atverti. what I had to do to pray. Ką aš turėjau padaryti, kad aš galėčiau melstis. But I prayed Bet aš meldžiausi, and I fasted aš pasnikavau. and I prayed Ir aš meldžiausi, and I fasted ir aš pasnikavau. until God showed me in a dream Kol man Dievas parodė sapną, how I would be released. kaip aš būsiu išlaisvintas. And God did exactly what he showed me. Ir Dievas padarė būtent tai, ką Jisai man parodė. Exactly. Tiksliai tai. He showed me that I would be home on my birthday. Ir Jisai man parodė, kad namuose jau būsiu per savo gimtadienį. And I didn't know. O aš nežinojau. But by the power of prayer, Bet maldos jėga. God sent the British Prime Minister. Dievas siuntė Britų premjerministrą. And I flew home with the Prime Minister. Ir aš skridau namo kartu su Anglijos premjerministru. It's an amazing miracle. Man tai neįtikėtinas stebuklas, It was to change my life kuris again. pakeitė dar kartą mano gyvenimą. Change my life. Pakeitė mano gyvenimą. But you see, what had God said? Bet ką Dievas pasakė? When I was 15, Kai aš buvau 15, he said, I want everything. aš noriu visko. Now I was learning the Ir price. dabar aš mokiausi, sužinojau, kokia tai yra kaina. I was learning the price I had to pay. Aš mokėjau tą kainą, kurią turėjo būti sumokėta. Do you understand? Ar suprantate? Why is it that I'm accepted in Israel? Ir kodėlgi taip yra, kad buvau priimtas Izraelyje? Why is it? I mean, you can ask my staff here. Ir jūs galite paklausyti mano darbuotojus, kurie yra čia. Why is it that no other evangelist can speak to the unsaved, ungodly? Kodėlgi taip yra, kad kiti evangelistai, jie negali kalbėti neišgelbėtiems, netikintiems žydams. Oh, you can see on television Taip, jūs galite tai matyti per televiziją, when they take 1,000 tourists into Israel. kai tūkstančiai turistų atkeliauja į Izraelį. When I was in Israel in November, Ir kai buvau lapkričio mėnesį I Izraelyje, saw a famous pastor on television, aš per televiziją mačiau žinomą pastorių and he had several hundred people with him. ir su juo buvo pora šimtų žmonių. They were tourists. Tai buvo turistai. And he said, look, we've got a group of Messianic Christians with Ir us. jisai sako, su mumis yra grupė mesijinių žydų. And there were about 50 Messianic believers. Ir ten gal buvo 50 šių tikinčiųjų. But when I preached there, Bet kada aš skelbiu ten they're žinią, ungodly, unsaved tai people. yra žmonės, kurie neišgelbėti. And they repent and they Ir come to jie Christ. atgailauja ir jie priima Kristų. I've been 3 times this year. Ir šiais metais aš jau buvau 3 kartus. Maybe 3 times, 4 times next year. Ir kitais metais planuojama 3 ar 4 kartai. But something has happened. Bet kažkas And nutiko. part of it is why. Ir klausimas, aišku, kodėl. These are survivors of the Holocaust. Tai yra tie, kurie išgyveno holokaustą. Survivors from the German Holocaust. Išgyveno Vokietijos nacių holokaustą. They said David's given 50 years working in Russia. Ir tai prireikė, kad Deividas jisai praleistų 50 metų darbuodamas Rusijoje. David was in a prison camp. Ir pats buvo jisai kalėjime. He's one of us. Jis yra vienas He iš mūsų. understands. Jisai supranta. And God's given me such a mission to those people. Ir Dievas jisai suteikė man tokią misiją tiems žmonėms. It would never have been possible Tai nebūtų įmanoma, unless I spent 50 years working jeigu in aš Russia. nebūčiau praleidęs tų 50 metų Rusijoje. Unless I was willing to spend that year in that prison. Ir jeigu nebūčiau pasiruošęs praleisti tų metų kalėjime. Do you understand the Ar price? suprantate tą kainą? Do you understand the Ar cost? suprantate kainą? I have to finish, Turėčiau užbaigti, but I need to say something. bet dar reikia pasakyti šitą. I have so much on my heart to share. Iš tiesų mano širdė tiek yra daug, ką norėčiau pasakyti. I will say this. Ir aš noriu pasakyti jums. A lot of you are seeking for an anointing. Daugelis iš jūsų, jūs ieškot, siekiat patepimo. And many of you want me to pray with you.
Ir daugelis iš jūsų, jūs norite, kad už jūs būtų meldžiamasi. But you know, I've learned something in my life. Bet žinot, savo gyvenime šitą supratau. There is something more important in my life. Mano gyvenime yra kažkas daug Oh svarbiau. yes, I have the anointing. Taip yra patepimas. Yes, I have the fire of the Holy Taip Spirit. yra šventosios dvasios ugnis. I only wish I could talk about the Holy Aš Spirit. norėčiau, kad aš galėčiau kalbėti apie šventąją But I dvasią. have something more. Bet yra kažkas daugiau. I'll tell you what it is. Ir aš pasakysiu jums, kas tai. It's authority. Tai ta valdžia. Did you hear me? Ar girdite mane? When the Roman centurion came to Jesus, Kada Romos šimtininkas jisai ateina pas Jėzų, Matthew chapter 8, Mato Evangelijos 8 skyrius, he said, my servant's ill. sako, mano tarnas serga. Jesus said, I'll come to your house. Jėzus sako, eisiu pas tave į namus. The centurion said, the Roman centurion, O Romos šimtininkas jisai he atsiliepia, said, no, you cannot come to my house. ne, į mano namus nekeliausi. I'm not a Jew. Aš nesu žydas. I'm a soldier. Aš I esu kill karys. people. Aš žudau That's my žmonės. job. Toks mano darbas. But he looked at Jesus. Bet jis pažvelgė į Jėzų He said, you're a man under authority. ir jisai sako, tu taip pat esi valdžios žmogus. I'm an officer. Aš esu pareigūnas. When I command my Kai men, aš paliepiu savo žmogui, they die. jie eina ir They žūva. fight. Jie kovoja. They live. Jie gyvena. When I command Kai them, aš paliepiu jiems, you, Jesus, Son of God, tu, Jėzus, Dievo sūnus, have an authority. turi valdžią, Only speak the word, tik tark žodį and my servant will be ir healed. mano tarnas pasveiks. What Jesus had above everything else Taigi Jėzus, ką turėjo virš viso, was authority. tai buvo valdžia. And you know what I have? Ir žinote, ką aš turiu? I have authority. Aš turiu valdžią. That voice behind me, Tas balsas, that voice of God, tas Dievo balsas, is my command tai mano Is my paliepimas, authority mano įsakymas, mano valdžia. for what I do. Tam, ką aš darau. And the amazing thing is, Ir neįtikėtinas dalykas yra. you know, to me this is amazing. Man tai yra stebėtina. And my Russian interpreter, Misha, is here. Mano vertėjas į rusų kalbą, Mikhailas yra Moscow. čia, iš Maskvos. After all those years of preaching in Russia Per visus tuos skelbimo Evangelijos Rusijoje metus. and having a tremendous record with the KGB, Ir tas įrašas KGB byloje, opposition didžiulis from the Russian Orthodox Church, pasipriešinimas rusų ortodoksų bažnyčios, opposition from the government. pasipriešinimas iš valdžios atstovų. The amazing thing is that I have in my passport, Ir nuostabus, neįtikėtinas dalykas, kad mano pase, and I believe I'm the only Westerner that has this, ir aš manau, kad tai vieninteliam užsieniečiui yra šis, 12 months visa for Russia, 12 mėnesių viza unlimited entry, ir, ta prasme, neribojamas įvažiavimas kiek kartų, allowing me to preach from one side of Russia to the other. kas leidžia man pamokslauti nuo vienos Rusijos pusės iki kitos. That's a miracle. Tai stebuklas. That's a miracle. Tai stebuklas. Why? Kodėl? Behind me is the authority. Už manęs yra valdžia. Do you see? Ar pastebite? Suprantate? I remember once, it's not very often that I cast out spirits. Ir nelabai dažnai nutinka, kada išvarinėjau dvasias. My relationship with the devil is such. Nes mano ryšys su velniu yra štai toks. He usually gets out of my way. Paprasčiausiai traukis iš mano kelio. But there's a few times when I've been asked to cast out evil Bet buvo spirits. keltas kartų, kai buvo paprašytas išvaryti dvasias. And one time I was in the far side of Russia, Ir vieną kartą aš buvau vienoje Rusijos dalyje and I was asked to go in an apartment where a woman was possessed with demons. ir manęs paprašė, kad nuvykčiau į vieną butą, kur buvo moteris apsista demonų. The pastor was there, Russian pastor, Rusų pastorius jisai buvo my ten, interpreter, mano vertėjas, Katie, was Keitė there. taip pat buvo ten. And I never forget what happened. Ir aš niekada nepamiršiu, kas ten nutiko. I was speaking to the demon in the woman Ir aš kalbėjau tam demonui, kuris buvo moteryje, in English, anglų kalba.
And the demon was answering me in English. Ir demonas atsiliepdavo angliškai. Demons always talk to me in English, Nežinau kodėl, bet demonai visada su manimi angliškai kalbasi. whichever country I'm in. Nežinau. No. The miracle was this. Bet stebuklas buvo štai koks. While I was commanding the devil to Taigi, come kol out, aš palepinėjau demonui išsineždinti, the demon pointed at the pastor demonas atkreipė dėmesį į pastorių. and said in English, Ir angliškai sako. he didn't understand what the demon said. Ir tas pastorius nesuprato, ką tas demonas The sako. demon pointed at the pastor Taigi tas demonas nukreipė žvilgsnį į pastorių and said, ir I sako, don't know this man. to žmogaus aš nepažįstu. And he looked at me. Ir jisai žiūri į mane, I said, I know who you are, David. bet sako, aš žinau, kas tu esi, Deividai. That man isn't a pastor, Tas žmogus nėra Not now. pastorius. Ne dabar, bent jau ne dabar. but I'm still an evangelist. O aš tebesu evangelistas. You see, we have an authority from God. Taigi mums Dievo duota valdžia. Do you understand? Ar suprantate tai? And we've got to take that authority. Ir mes turime priimti tą Oh, I could valdžią. tell you the number of times I've had to use that authority. Ir aš galiu Jums pasakoti eilę atvejų, kada teko naudoti tą valdžią. I'm ready for the coffee break, sorry. Atsiprašau, aš jau pasiruošęs kavos pertraukai. But there's so much I want to say. Bet yra tiek daug, kiek norėčiau Jums pasakyti. What else can I just briefly tell you? Ir ką aš galėčiau Jums dar trumpai pasakyti? You need a passion for the lost. Jums reikalingas užsidegimas, kad Jūsų širdis iš tiesų liepsnotų We've dėl got to be pražuvusių. emotional. Come Iš on. tiesų turit būti We've got to be emocionalūs. emotional. Mes turime būti užsidegę. I'm emotional. Aš esu užsidegęs. I get excited. Aš esu I džiaugiuosi. love the Aš sinner. myliu nusidėjėlius. My Bible says, Ir mano Biblija I byloja. wish you could read my Aš Bible. norėčiau, kad Jūs skaitytumėt mano Bibliją. My Bible says, Mano Biblijoje yra God so sakoma, loved you Dievas taip pamilo tave, with such a passion, such an tokiu emotion. užsidegimu, tokia emocija. God so loved every criminal, every sinner, Dievas every taip pamilo Muslim, kiekvieną every nusikaltėlį, Catholic, every... kiekvieną netikintį, kiekvieną pagonį, that he gave kad Jis atidavė his son savo sūnų die mirti just to rescue you. tam, kad išgelbėtų That's tave. emotion. Tai iš That's tiesų ta passion. emocija, ta aistra, You'll užsidegimas. never win people to Christ unless you've got some emotion and Ir some niekada passion. nelaimėsi žmonių Kristui, jeigu būsi neužsidegęs. passionate about Ir iš tiesų evangelism. aš I'm visas degu emotional about Evangeliją ir evangelism. emocijos I will liejasi preach per the gospel. kraštus You will ir aš not shut me up. You're not skelbsiu gonna keep me Evangeliją ir quiet. jūs I'm manęs sorry. neužkišit. No. Okay, Gerai, coffee time. kavos pertraukėlė. No, I wish that I could say more, Norėčiau jums pasakyti daugiau. but I must just say this before I Bet close. prieš pertrauką aš noriu dar šitą pasakyti. Don't lose your love. Nepameskite, Don't nepraraskite lose your fire. meilės ugnies. You know, I was filled with the Holy Spirit. Aš buvau pripildyta šventąją dvasią. Oh, yes, Taip, yes. taip. Yes, when I was still 13. Tuo metu, kai man te buvo 13 metų. Yeah. Taip. But I'll tell you something. Bet šitą jums pasakysiu. And this is important. Ir tai yra svarbu. So many people talk about the baptism of the Holy Tiek Spirit. daug žmonių, jie kalba apie krikštą šventąją dvasią. But it's more than the formality. Bet tai daugiau nei vien To me, formalumas. I have to have the Holy Spirit. Aš turiu turėti šventąją Because you know dvasią. what the Bible says? Nes žinote, kas yra rašoma Jesus Biblijoje. Jėzus yra When the pasakęs, Holy Spirit is come, kai nužengs when the šventoji Holy Spirit dvasia, is come, kai nužengs šventoji dvasia, he will convict the world. ji pakaltins pasaulį, The Holy Spirit šventoji will dvasia convict the world pakaltins pasaulį sin, dėl nuodėmės, of righteousness dėl neteisumo and judgment. ir dėl teismo.
And I need the Holy Ir Spirit. man reikalinga šventoji Because dvasia. only the Holy Spirit Nes tik šventoji dvasia in me manyje will convict the world galės pakaltinti of sin, pasaulį dėl of nuodėmės, righteousness, dėl teisumo and of judgment. ir dėl teismo. It's not the preacher. Tai ne It's not David pamokslininkas, Hathaway. tai ne David I Hathaway. can't heal the sick. Aš I negaliu can't gydyti save the ligonį, sinner. negaliu But the išlaisvinti Holy nusidėlių, Spirit bet can šventoji and dvasia does. ir And I believe gali in ir daro miracles. ir And tos I believe in stebuklus. the power of God. And I Tai believe in Dievo the fire jėga, of God. tai Dievo And I ugnis. will tell you something. Ir dar noriu I'm pasakyti, 81 years old. man 81 And the fire of God ir Dievo is ugnis stronger ir in me stipresnė now manyje dabar. than when I received Ir kai aš priėmiau ją, almost 70 years kai ago. aš ją priėmiau prieš beveik daugiau negu 70 I'll metų. tell you what, read the book of Leviticus. Bet perskaitykite kunigų The knygą, command to the priests in the temple. įsakymus kunigams dėl You šventiklos, put the sacrifice on the altar. atnešį auką ant aukuro Leviticus, kunigams the Bible. Biblijoje, You put the sacrifice on the altar. uždėsi auką ant aukuro, You light the fire. užžiepsi ugnį And Mr. Priest, ir vyriausias kunigas, that fire must never go out. žiūrėk, kad ta ugnis jinai That is the niekada command neužgestų. of God. Tai yra Dievo If you're a įsakymas. servant of God, Jeigu tu esi Dievo tarnas, you've got to put yourself on the tas pats sacrifice. turi atnešti save ant And aukuro. that fire must never, ever, Ir ever, ta ever, ugnis ever go out. niekada God neturi help you. užgesti. God help you. If that fire goes out, Nes jeigu ta ugnis užges, shut up. užsičiaupk. Sorry. Atsiprašau. If the fire goes out, Taigi jeigu shut nėra up. tos ugnies, užsičiaupk. And when the fire goes, no. I said, when the fire goes out in me, Ir kai, aš gal pasakysiu taip, kai ugnis užges manyje, I shall already be in heaven. aš jau būsiu danguje. That fire will never go out. Ta ugnis niekada neužges. Ask my staff. Paklauskit mano darbuotojų. Doesn't the anointing get stronger? Ar tas patipimas nestipresnis Is yra? that true? Ar tai tiesa? Get stronger? Ar jis stiprėja ir stiprėja ir stiprėja? No, don't let the fire go out. Neleiskit That ugniai is the užgesti. command for the temple. Tai yra įsakymas You read šventykloje. it yourself. Patys pasiskaitykite tai. God said, Dievas tai pasakė. when you put the sacrifice, Kai atnešite auką the fire must not go out. ant aukuro, ugnis neturi užgesti. How do you keep the fire alight? Tai kaipgi išlaikyti tą ugnį liepsnojančią? I don't need to answer you. Come on, have you ever lit a fire? Aš manau, nereikia čia jums aiškinti. Jūsgi žinot, jūsgi esate užkūrę ugnį kada nors. Have you ever lit a fire? Ar kada nors jums teko kurti ugnį? How do you keep it alight? Kaip jūs išlaikote ją liepsnojančią? Yeah, put more wood on it. Daugiau malkų pridedam. Put more fuel on it. Dar šiek tiek žibalo. Exactly. Būtent. And if you want to keep the fire in Ir your life, jeigu norite išlaikyti ugnį savo gyvenime, keep putting the sacrifice on. vis aukokite. Neškite auką ant So aukuro. simple. Tai paprasta. I'm not a theologian, Nesu čia koks but I love God teologas, aš tiesiog myliu and Dievą. I love you. Ir aš myliu jūs. God bless you. Dievas te laimina jūs. Amen. Amen. Mes siūlome truputį